Labą dieną, Kristinos vardu. Tai mūsų tikslas šiandienos yra pasiekti Rygą, toliau kilsim į Estiją ir pakrantę leisime žemyn atgal į Lietuvą. Skaičiavom, kad apie 1500 kilometrų turėtų gautis, bet bus matyti, tai žiūrėsim, kaip pavargstam, kaip ne. Gal kažkur ir toliau pavažiuosim, gal iki Talino netyčia. Žiūrėsim palei nuotakas ir visai kita, nes, kaip žinia, su Hondom nėra taip lengva. Nėra pakeičiamų. Labas rytas. Atsikėlėm šiandien 6 ryto, miego biškį trūksta. Išvažiavam iš Rygos jau, bet tik išvažiavam, iškart sustojom pirmoji degalinė Rygai, kur įsipylėm ir lekiam į Pernu. Ką valgai? O Jėzau, išsigandau. Nes čia tai labai prastai. Vėliai sukama iškart sepelinai. Pradedam. Taip. Sveiki visi. Labą dieną. Šiandien mes pradedam savo kelionę. Pirminis mūsų tikslas yra Ryga. Toliau stengsimės kilti į Estiją, iki Pernų. Ir leisti žemyn pakrantę palei Baltijos jūrą ir iki Lietuvos. Skaičiavom, kad plius minus turėtų gautis apie 1500 kilometrų, bet dar tiksliai nežinom. Žiūrėsim, kaip pavargsim, kaip kas, nes su Hondom, kaip žinia, nėra taip lengva ir važiuoti. Kur mes dabar čia netoli Panevėžio. Planuojam gal kokią savaitę užtrukti? Jo, planuojam apie savaitę užtrukti. Netoli Panevėžio esam, o užpakalius jau paskaudo. tai sėdėm, geriam kavą ir nusprendėm, kad čia reikia viską ir pradėti. Pirmas tikslas mūsų šiandien pasiektas. Atvažiavam į Rygas motor muziejus. Tai čia turėtų būti automobilių ir motociklų muziejus. Tai nuo Kauno kiek mes kilometrų? 283? 283 kažkas tokio. Tai va, einame vidų, žiūrėsim, kas ten gražaus ir gero. Labą dieną, Kristinos vardu. Followinti? Followinti. Gerai, viso gero. Kristina tai žada praradus motociklų ir automobilių muziejų. BMW. Pauliau, tau linkėjimai. Va čia yra gražiausias automobilis visame pasaulyje. Va, štai šitas. Žiūrėkit, ten motocikliukai kokie gražūs stovi. Kažkada irgi gal bus į muziejų nuvežti, o neaišku kiek metų, bet dabar tai čia tai belenkos grožis. Ojojojoj. Nu, smagu per lietų. Labai smagu per lietų. Oho, man tai šiaip sau. Viskas būtų buvę labai gerai, jei mūsų nebūtų sulyję. Atsisuk, Kristina. Visa šlapia. Irgi visa šlapia. Nespėjom apsirengti.
Čia viską aukasties, čia viską galim palikti. Ne alkoholinį. Yra barbarų. Barbarų? Jo. Šiandien. Šiaip žiauriai fainas bariukas. Labai patiko. Čia lipduką užklijuosim. Krūvam antų, nešam daiktų, tai sunku. Jaučiu, kad iš vidaus reikia. O, ir hundytės ant lietaus stovi vargšės. Line. Čia nu, Kristinos tualetą. Nufotkinkit, atsiųskit žinutę, kai kas nors čia bus. Tikrai žiauriai skanus maistas. Va ten toks bariukas. Įmėsim pavadinimą ant video. Žodžiu, pasisekė, kad nustojo lyt, bet dangus toks įdomesnis vis tiek. Nežinau, ar čia kažkas girdisi, bet gal girdisi, ne? Dangus įdomesnis. Aš taigi tą patį pasakiau. Tiesas kartuoju tai. Vaistinė šlapė, žinsai jau po biškį išdžiūvę. Batai mano šlapė. Taip, savo kadukai. Neik. Taigi po kavos gėrimo mes dar kokią valandą važiavom Gitatos dalės, mus ten visi labai svetingai sutiko, paklojo lovas, padarė vakarienę, turėjom smagų pokalbį prie puodelio arbatos ir tiek 6 ryto ryte kėlėmės, rinkomės daiktus ir išvažiavom ieškoti savo nuotykių. Kalbat, matai, ir aš papuoliu į kamerą. Va, labas rytas. Labas rytas. Atsikėlėm šiandien 6 ryto, miego biškį trūksta. Išvažiavam iš Rygos jau. Bet tik išvažiavam, iškart sustojom pirmoji degalinė, kur įsipylėm. Ir lekiam į Pernų. Tai jau tikimės gražesnių vaizdų, važiuosim palei jūrą. 200 km kažkur iki Parno, tai Pernų Parną. Ten kažką aplankysim, skursim stovyklavietę ir viską filmuosim. Ja, tai va, neužilgo pasimatysim. Juokingiausia tai, kad jau po pirmos dienos mūsų veiduose pastarajame video nematė šypsenų ir energijos, tačiau greitai atsigavom, važiavom link Pernų. Čia kirtome Estijos sieną, tikėjomės ženklų kaip ir Latvijoje, kad galėtumėme užlipinti savo lipduką, tačiau nieko neradom, tai tiesiog pravažiavom ir tęsim savo kelionę. Kilometrai ne visada rinkosi taip greitai, kaip norėjom. Rinkom kilometrus po įvairiausius miestelius, važiavom asfaltu, tai tie 200 km nebuvo toks ir trumpas atstumas. Kai kada teko važiuoti palei jūrą ir tai buvo visai smagu ir įsimintina, o čia pasiekėm Rygos įlanką, kuri šiaip žavėjo tiesiog savo tokiu paprastumu, smėliu, vandeniu ir tiek. Tikriausiai čia motociklu nelabai buvo galima važiuoti, bet kadangi aš čia pirmą kartą, tai užsukau, bet greitai ir apsisukau. Žodžiu, pažiūrėjom ir važiavom toliau. Be važiuojant pamatėm didžiulį bokalą, tai kaipgi neapsisukus ir nenuvažiavus nusifotkinti prie didžiulio bokalo. Tai mes tai ir padarėm. Bokalai. Ačiū bokalą. Nu, trauk telefoną. Prie bokalo. Atsisuk. Klankunkas. Jau pervargus rožiai geras rožių limonadą. Mes esam Pernų ant kažkokio tako, kaip jį pavadint. Šiaip smagu būtų pačilintam paplūdimy, bet mums reikia susirasti kur nakvot.
Tai mes kažkaip čia ir neužsibūsim, atsigeriam rožių vandens. Ir viskas. Hi. Thank you. Mūsų namai jau įrengti, artinasi lietus, tai mes labai greit čia bandėm susisupti. Turime elektrą, turime virtuvę, dušus, poilsio zoną, kempingas 17 eurų palapiniai parai. Visa kita nieko nereikia mokėti, nei žmogui, nei motociklui. Kaip ta mūsų vieta? Man fainai tas jausmas, kad saugu, žinai, yra girdisi, kad saugu yra nakvoti. Ta prasme, vis tiek, kad merginos visą laiką bijom to, kad ten, žinai, kažkur be renkur miegosim ir nebus saugu. Tai čia atrodo, kad visai turėtų būti saugu. Ką valgai? Ką valgai, eklerus? Vieną ant kasos palikom, dėjom iškrito. Nieko, žodžiu, užklupo mus nemenkas lietutis. Tai susikoperavom į palapinę greitai. Ir lauksim, kol nustos lyt. Šiaip tai turėtų per porą valandų nustoti. Ne per geriausiai palapinę įtempiau, bet lyg tai va nubėgidinėja, tai nežinau. Labas rytelis. Darom kavą, darom pusryčius. Pusryčiam bus košė su kava. Užpilama avižų košė, o čia kava. Ir 2 ogaliukai. Naktį baisiai sušalom, nes labai lijo, turėjom tik po vieną miegmaišį, tai buvo labai prastai. Po vieną miegmaišį ir užtenka? Nu taip, bet buvo šalt, nes vakar visą vakarą lijo. O šiandien ką? Šiandien atsikėlėm 9 valandą, susikrovėm mantas visas, daiktus, palapinės. Ir varysim į Jūrmalą. Tai čia diena mūsų kelinta jau šiandien? Trečia? Trečia diena. Skanaus mums. Skanaus jums. Tai taip gavosi, kad mes pasidavėm savo norui pailsėti. Ir vietoj to, kad dar vis išnaudotumėme gerą orą, pasirinkome namuką. Nu, šiandien naktis žiūri buvo tikrai. Reikia ir galvas įsiplauti, ir rūbus įsiskapti. Kažin, ar ten bus, bet nu gal. Tai žodžiu, tai šiandien naktį namukėje miegosim, tokiam kažkam ežero krantu. O rytoj... Irgi. Pamatysim. Nes jau tą palapinę ištverti sutvertai buvo... Kai dar naktis bemiegiai. Rekomenduokit kokią mažą palapinytę, kad greit susitvertų, daug vietos neužimtų. Taip, vakar. Reikėtų daug vandens. Mūsiškė kažkaip drėgna pakankamai, tikrai aišku, gal įtempimo reikėjo daugiau, bet... Nu, žodžiu. Taip biškai norim pailsėti. Nu, gal mes pailsim. Nes čiužinys irgi ne pats patogiausias.
nėra. Nieko čia nėra. O siaubė. Apžėlęs. Šitai labai prastai. Kurie? Na čia rašė, kad čia balo vyvo, čia labai gražu. Prieš kiek ten metų rašė. Nes ten tai ta prasme ten žiauru yra. Ten viskas senamadiška. Vakar nuotykiai baigėsi taip, kad 8 val. Atsidūrėm Jūrmaloj. Nu, pusė 8 atsidūrėm Jūrmaloj ir teko ieškoti apsigyventi kur, nes pirmas bandymas buvo visiškai nevykęs. Tai nuvykome į pirmą užsigytą bandymą, o ten visiškai netitiko nuotraukų, buvo kažkur Turėjo būti namelis ant ežero, bet buvo sandėliukas ant ežero. Tai buvo kažkur už miestų, buvo labai prasta aplinka, žolėm visur apaugę, viskas nešvaru. Tai mes išvykome į centrą ir susiradome kur nakvoti. Dabar bandom atsigrąžinti pinigus, kas nėra labai lengva. Nu, žiūrėsim, bandysim, rašysim bookingui, nes savininkai grąžinti nenori. Nu, tai ir viskas. Bet kažkaip šiandien surastas viešbutis viską atvirko, nes mes ir rūbus išsiskalbėm, ir šiaip buvo patogu išsimiegot, ir nesušalom kaip užpraeitą naktį, ir po visos ilgos dienos važiavimo kažkaip labai reikėjo to poilsio. Ir kas dar buvo smagu? Smagu buvo tai, kad nuvarėm į kavinę. Kimza? Kinza. Čičiapūrį valgėm. Čičiapūrį, šašlykus, žodžiu, gruziniška virtuvė. Buvo Latvijos padavėjas, kuris 50% supranta lietuviškai, nes sakė, jo močiutė Lietuvoje gyvena. Tai Ale supranta, bet 2 kartus sugebėjo atnešti ne tai, ką užsisakėm. Taip, bet labai smagu buvo, nes jisai sako, mes ten lietuviškai darėmės kažką, tai sako, kalbėkit lietuviškai, aš 50% lietuviškai suprantu. Nu, tai va.
Nu, kas dar, Rygoje važiavam per kamščius, bet paskui toks berniukas su motoroleriu parodė, kad galim važiuoti autobusų juostą ir, žodžiu, tai tada pradėjome važiuoti prie autobusų juostą ir nardėt tarp juostų, nes kaip ir Lietuvoje, nu, kaip ir negalima, bet visi tą daro, nieks nebūdžia, tai tenais irgi važiuom, nežinom, galima, negalima, nu, vienu žodžiu. Tai mes ant kamščių visai papuolėm abi 2 dienas Rygoje. Ten daug remontų, kelių darbų, šiaip daug kur labai kelių darbų ir taip toliau. Kelių darbai, remontai, tai labai greit vakar prašaukom Rygą, nes jau vakaras buvo visą dieną važiavom ir jau norėjosi kuo greičiau apsistot. Bet mums apsistot pavyko jau tik kokią 8 valandą. Tai tiek daiktų mes sutalpinam ant motociklų. Vienam krepšiui, kaip ir minėjau, yra palapinės su visais daiktais, kitam rūbai. Ir Turim žiauriai. Varom? Ką? Kur varom šiandien? Iki Kolkos rago važiuojama, paskui kažkokį kempingą, neatsimenu tik pavadinimą. Parodyk mano kuprinę. Belenkiek sunkiai prikrauta, bet kadangi visas svoris ant krūtinės eina, tai nieko nesijaučia. Čia yra mūsų svarbiausias čemodanas. Norit pamatyti, kas viduj? Lauk, reikia vairą atrakinti pirmą. Nu gerai, galiu ir čia parodyti. Taip žiauriai faina tašyti. Ir čia viskas yra kinukai, dronas, baterijos, vienu žodžiu, viskas kas reikalinga. Ja, jeigu kur nors einam, tai šitą tašytę būtinai pasimam, gali palapinės likti. Tai šito aikštelį mums davė motociklus pasidėti, sušnekėjom, atidarė šlagbaumą ir saugiai palikom savo hondytis. Duok raktus, aš atsirakinsiu. Reikia nusustumti pavėsį, ne šitas man, nes čia sukaisim. Tai šiaip netaip radom degalinę kažkokiam kaime. Apskritai visas šitas kraštas, Kolka ten ir taip toliau, link Ventspilio, man tai čia nežinau, kaimas ir nei čia normaliai, nei nieko, tai nežinau. Dabar sėdėm valgom. Varėm į Kolką, po Kolkos turėjom varyti į laukinį paplūdimį ir ten nakvot, bet supratom, kad ten mums bus per nesaugu. Ir dabar tualetų nėra. Jo, nieko nėra ir dabar varysim į Ventspilį, ten reikės susirasti kur nakvot. O čia pirmas mūsų dienos maistas. Normalus toksai, nes nei kavinių Kolkoje nėra, nei apsistotų nėra. Nu yra, bet ne per daugiausiai.
tai teko pagrįžti, supilti kuro, aš jau buvau visiškai išsigandus ir dabar norim pavalgyti. Jau Kristina meldėsi dievam. Pakelsi mane? Avarinį išėjim. Žodžiu, ne kažką čia pas... Gal ir nieko, bet... O kur čia dabar? Palauk, čia atvažiavam. Per daug čia tų žmonių. Nežinau, kažkaip. Nelabai mes pasiruošę. Jokio artimiausia parduotuvė už 20 kelių kilometrų tik tai, kad kažką nusipirkt. Tai, nu, tokia nesąmonė visiškai. Nežinau, čia kažkas va yra. Va. Irgi tik ant kelmus. Blemba. Nu, apdulkėjus visa. Ir tašė, ir tu. Ai, tai tašė dar ir pasivalioja ant žemės. Gerai, pažiūrėjau, vengti ką galim padaryti.
važiavimas labai panašus kaip Noreikiškės iš tikrųjų, ne? O kaip smagu, tais bėgiai šalia būtų nuvažiuojant, ne? Nėra, traukinių nėra. Atvažiavom, servisą suteikė, pamaitino. Į lietuvėlį įsukam ir iškart cepelinai. Ačiū Gediminui. Špokiai. Špokai, jo. Užtaginsim špokai. Joniškis mus pasitiko itin svetingai, privalgę cepelinų mes pajudėjome į Biržus, iki jų buvo likę mažiausiai 100 km, mes jau skaičiavome kilometrą po kilometro, nes buvome itin pavargę ir šią dieną mes įveikėme apie 400 km, gal netgi ir daugiau. Tai Biržuose mūsų jau laukė, mes ten taip pat turėjome gerą laiką ir labai džiaugiamės pasiekę savus kraštus. Nuvary. Nepamiršk, kad kitų batų neturi. Čia Gulbė ežeras buvo? Ką? O tai kur balerinos judesiai kokie bent jau? Nu, dar kartą. Nu. Uhuu! 1655 kilometrai ir mes jau keli šimtų metrų iki namų liko mum. Tai baigėsi mūsų kelionė į Estiją, Latviją. Įspūdžiai kokie? Geri įspūdžiai. Pavargom, dabar lyja, labai daug nenorim plėstis. Vertinam kelionę gerai, sužinom, ko reikia mum, ko nereikia tolimesnėm kelionėm. Nes šiaip tiek kilų dar nesam važiavę. Palapinę įsigysim mažesnę, sakė mane. Jo. Kas dar? Viskas puikiai, Hondus atlaikė. Nežinau, laukite mūsų vlogelių tolimesnių, šitą bandysim irgi sumontuoti, ko įmanoma greičiau. Jeigu turite klausimų, klauskite, stengsimės atsakyti, o daugiau Smagaus žiūrėjimo. taip. Nu, klijuok. Priartint ar ne?
Nu, o Dieve. Tik tiek pasiekiai. Dievulio. Nu ir dabar turėtume pasakyti, ne, tradiciškai visur gerai, namie geriausia.